Labą dieną, sveiki prisijungę į Baltpool Biomass Day. Džiaugiamės galėdami Jūs pasitikti virtualiai. Ir šiandien kartu su rinkos ekspertais aptarsime aktualiausias biokuro rinkos tendencijas, įžvalgas ir strategijas, svarbias visam Baltijos jūros regionui. Šiandien su manimi studijoje yra Tomas Jordas, komercijos vadovas, ir Vaidotas Jonutis, mūsų Baltpool prekybos vadovas. Ir turėsime irgi du virtualiai prisijungusius svečius, kuriuos pristatysiu ir pasimatysim su jais vėliau. Pradžiai įžangoje norėčiau pasakyti, kad mūsų renginys yra įrašomas ir su tuo įrašu pasidalinsime su visais po renginio praėjus 1-2 dienom mūsų Baltpool YouTube kanale. Taipogi atkreipiu dėmesio, kad renginys yra interpretuojamas į anglų ir lietuvių kalbas. Pasirinkti norimą kalbą galite pasirinkę Zoom platformoje žemės gaublio ikonėlę ir pasirinkę norimą kalbą. Taipogi klausimų mūsų pranešėjam galite užduoti bet kuriuo metu slaido programėlėje pasirinkę Baltpool kanalą. Taigi, netęsiant toliau, noriu iš karto pristatyti mūsų pirmą pranešimą, kurį darys Vaidotas Jonutis. Vaidotas vadovauja prekybos veiklą Baltpool biržai ir turi labai gilų supratimą apie biokuro rinką, kainodaros principus, prekybos dėsningumus ir sezoniškumo įtaką, o jo įžvalgos remiasi kasdieniais biržos duomenimis, leidžiančiais realiuoju laiku stebėti, kaip vystosi Baltijos regionas ir biokuro rinka. Taigi, Vaidotai, kviečiu. Ačiū, Justina. Toks šiltas pristatymas, malonu. Sveiki visi. Įprastai mes susirenkam gegužės mėnesį, ar ne, aptarti praėjusio sezono įvykius. Šiais metais kažkaip pasižiūrėjus į tai, kas vyksta už langų, neatrodo, kad yra gegužės mėnuo, atrodo, kad yra sausio gal ar vasario mėnuo, nes tas oras toks pat ir liko, toks įspūdis yra, kaip kad buvo visa pusė bent jau šildymo sezono. Taip, pradėkim turbūt nuo to, kad taip kaip mums apskritai sekėsi šiais metais, ar ne, tai iš biržos perspektyvos, reiškia, prekybos apimtis trijose Baltijos valstybėse atrodė maždaug taip, kad Lietuvoje buvo 5% maždaug augimas, Latvijoje yra sumažėjimas, Estijoje išliko lygis tas pats. Bendrai suma sumarum sudėjus viską į krūvą yra nedidelis augimas per šildymo sezoną, jeigu įmant šildymo sezoną vien tik tai nuo spalio iki kovo mėnesio. Tai kaip ir, džiaugiamės šitais rezultatais, tačiau akcentas turbūt turėtų būti apie kainas, dėl ko apskritai turbūt ir mes visi čia ir šiandien susirinkom, tai keletas tokių dydžių, žiūrint į kainas, tai mato turbūt, kad Lietuva, jinai lyginant su praėjusiais metais kaina sumažėjo 21,80, Latvijoje kaina yra 22,01, Estijoje kaina nežymiai padidėjo 21,34. Žiūrint į tuos skaičius, turbūt labiausiai įspūdį kelia tai, kad visos 3 Baltijos šalis yra praktiškai vienodos kainos. Aišku, čia turbūt yra daug priežasčių, kodėl taip įvyko ir kur tas kiaušinio ir vištos principas, kas nuo ko priklausė, čia sunku iš tikrųjų interpretuoti, tačiau skirtumų tarp valstybių, taip kaip anksčiau jis būdavo, tai yra tiesiog išnykęs. Na ir nežinau, kaip čia vystysis toliau, ar tai yra pasiekimas, ar tai yra tam tikras rinkų susivienodinimas, susijungimas, taip kaip yra to elektros rinkoje. Kai 3 Baltijos šalis turi labai panašias elektros kainas, tai pamatysim, parodys ateitis, bet tendencija yra gana įdomi ir kitais laikotarpiais galėsime apie tai aptarti. Dabar Lenkijos, kodėl nerodom iš tikrųjų, tai yra todėl, kad apyvartos Lenkijoje pas mus kol kas tikrai nereprezentuoja Lenkijos biokuro rinkos. Ir šiandien, nors ir turime sandorių Lenkijoje, bet manyčiau, kad dar nepakankamai, kad apie tai kalbėti drąsiau, jog
yra tokios kainos, reiškia, šioje didelėje valstybėje į pietus nuo Lietuvos, tai manyčiau, kad ateis laikas iš tikrųjų ir tikiuosi, kad mes pradėsim skelti ir šitos valstybės kainas. Taip, dabar, kaip visada, viena iš tų temų aktualių biokuro rinkoje yra skirtumas tarp ilgalaikių ir trumpalaikių sandorio kainų. Jau tai yra tokia tapus tradicinių slaidų. Kalbam apie tai, kaip atrodė, reiškia, galimybės uždirbti, vadinkim, tą ekstra pelną arba didesnį pelną tiekėjams. Ir istoriškai paėmus visada ilgalaikiai ir trumpalaikiai sandoriai skirdavosi. Bent jau tai buvo turbūt 90% visų laikotarpių žiūrint į praeitį. Ir šie metai yra išskirtinai kitokie. Tai yra ilgalaikių ir trumpalaikių sandorių kainos yra labai panašios. Jų skirtumas Lietuvoje yra jisai apie 6%, reiškia, spotas yra šiek tiek aukščiau, reiškia, Latvijoje tas skirtumas atvirkščiai yra 3%, tačiau tenai yra ilgalaikiai sandoriai yra brangesni. Estijoje šiemet turėjom pirmuosius ilgalaikius sandorius, jų taip pat kaina yra labai artima spotiniai rinkai. Ten grafike jis parodytas kaip taškas, kadangi statistikos mes turime už praeitį mažiau, tačiau situacija yra, jinai identiška visose 3 Baltijos valstybėse. Ir čia vėlgi grįšiu prie to pačio kalambūro, kur vištos ar kiaušinio principas. Tai yra, aš manau, kad ilgalaikių sandorių tiekėjai tikrai neįsivaizdavo, sudarydami sandorius tikrai nesitikėjo turbūt tokios situacijos gegužės mėnesį praeitais metais, sudarydami tuos sandorius. Situacija jinai metų bėgyje įvairiai kito, tačiau vidutiniai dydžiai, jie nustebino, kad jie yra tokie panašus ir dar visose 3 Baltijos valstybėse. Taip kad ar čia galima daryti tokią išvadą, kad ilgalaikių sandorių kainodara nebeturi tos vadinamos rizikos premijos, apie kurią daug metų kalbam? Manau, kad čia nėra apie tai. Čia daugiau yra susijęs su tuo, kad tiesiog atsitiktinai sutampa, tačiau turime tokią situaciją, kuri buvo prieš 4 metus, kai situacija buvo ten tarp spoto ir ilgalaikių sandorių buvo labai panaši. Gerai, einam sekančių slaidų, tai yra ilgalaikių sandorių kiekis. Ir šiais metais, šiam šildymo sezone, ten, kur yra rinka, sakykime, įvairiai diversifikuota pagal ilgalaikius ir trumpalaikius sandorius, tai yra Lietuva ir Latvija, dydis irgi stebėtinai panašus. Tai yra maždaug 1/3 rinkos buvo ilgalaikiai sandoriai. Tai yra kiek toksai nerima keliantis dalykas, nes nežiūrint to, jog mes daug metų įtikinėjome pirkėjus pirkti trumpalaikiais sandoriais ir skatinom juos vystyti šitą rinkos dalį, atsijungti nuo ilgalaikių sandorių kainodaros, nes prarandi ir tą manevro laisvę. Atrodo, kad spotinė rinka, ką birža būtent ir siūlo, jinai duoda naudos pirkėjams, diversifikuojant pirkimo strategiją, tačiau dabartinė situacija vėl nustebino į priešingą pusę ir tai, kad pavyzdžiui visose valstybėse, kuriuose ilgalaikių sandorių rinka yra išvystyta, trumpalaikių tai yra sandorių rinka yra išvystyta, šiais metais, lyginant su praėjusiais metais, abiejose tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje buvo fiksuotas ilgalaikių sandorių mažėjimas. Latvijoje drastiškesnis, Lietuvoje šiek tiek mažesnis, tačiau jis yra. Ir iš tikrųjų, kalbant atvirai, šitas niuansas rinkos, jisai yra taip, švelniai sakant, turbūt švelniai reikėtų pasakyti, jisai yra keliantis nerimą. Reguliatorius taip pat, bent jau Lietuvoje, pradėjo atkreipti dėmesį į tai, kad ar nėra prisimama per daug tokios, sakykime, investicinės ar kaip čia spekuliacinės rizikos iš pirkėjo pusės.
nes kainodara leidžia įtraukti labai daug rizikos į šilumos kainas vartotojams. Kol kas tai yra tik tai švelnios diskusijos, visi apie tai mato, visi tai žino. Manau, kad tiesiog šito slaido pabaigoje reikėtų priminti, kad diversifikacija, jinai yra geras dalykas, kai jie yra sumaniai naudojamasi ir turint tą faktą, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri sudaro maždaug 15% visos rinkos, šiemet turėjo didesnę ilgalaikių sandorių dalį negu pusę, tai šita 36% dalis atmetus Vilniaus kogeneracinės dalį dar labiau susitrauktų, tai tikrai rinka stipriai rizikavo. Na, žiūrint į ateitį, turbūt reikėtų užfiksuoti tą faktą, kad domėkitės iš tikrųjų tomis diversifikavimo galimybėmis. Aišku, miestai, kurie dalyvauja šilumos aukcionuose mėnesio bėgyje, jie turi kiek kitokias paskatas dėl ilgalaikių sandorių sudarimo. Todėl reguliatorius iš tikrųjų apie tai yra informuotas, jie žino šitą situaciją ir manau, kad reguliatorius atkreips į tai dėmesį, keisdamas reguliacinę aplinką. Taip, imkime truputėlį pakalbėti apie tai, kaip atrodė šie metai, šis sezonas, žiūrint iš perspektyvos, kiek buvo tų vadinamų dienolaipsnių arba kokia buvo lauko temperatūra, lyginant su metais prieš ir ankstesniais metais. Šitą grafiką iš tikrųjų skaičiuoju gana paprastai. Tai yra imu dienų skaičių, kai laipsniai lauke yra žemesni negu intervalė tarp -5 ir +10. Daroma prielaida yra, formuojant šitą grafiką tokia, kad tuo metu tarp +10 ir -5 dirbo maksimalus biokuro įrenginių kiekis. Jie reiškiasi, pasiima savo baziniu apkrovimu visą tinklo poreikį. Na, o jeigu jau yra virš -5 laipsnių, tai tada jau jungiami yra rezerviniai dujiniai įrenginiai, kurie padeda tinklui susitvarkyti su šilumos poreikiu. Tai yra pigiausias dalykas jungti dujinius įrenginius, nes jie yra, nors kuras yra brangesnis, bet pats įrenginys yra pigesnis ir tai yra senas postulatas, kurį visi žinom 10 metų. Tai va, tai lyginant su praėjusių metų rezultatus, iš tikrųjų visose 3 Baltijos valstybėse, ir čia aišku nestebuklas, nes tie miestai yra visi šalia, mes turėjome pačią šilčiausią žiemą, lyginant su paskutinius 3 metus. Ir tų vadinamų dienolaipsnių, tai yra tų parametrų, kuriuos reikėjo sušildyti, deginant biomasę, šiais metais buvo mažiausiai, lyginant paskutinius 3 metus. Ir tai, mano nuomonė, yra vienas iš svarbių dalykų, vertinant, reiškiasi, kodėl biokuro rinka būtent atsidūrė dabartinėje situacijoje, kai ir kainos yra tikrai labai mažos, ir spotinė rinka faktiškai reagavo į kainų kelimų tik tai per kalėdinį periodą, per patį piką, kai, manyčiau, didesnę problemą sukėlė ne kiek lauko temperatūra, kiek laisvų dienų skaičius, tų vadinamų laisvadienių skaičius, kai biokuro tiekimas tiesiog sumažėja dėl atostogų. Bet žiūrint to, koks formavosi sausis, koks formavosi vasaris, tai faktiškai tik vasaris buvo šiais metais žemesnė temperatūra negu praėjusiais metais, o visi kiti mėnesiai yra šiltesni. Tai tendencija oro globalaus, sakykime, to atšilimo bent jau šiemet labai aiškiai išsireiškia. Jeigu šita situacija taip tęsis, tai
Tai nieko, sakykime, taip paguodžiančio. Bet iš kitos pusės aš galvočiau, kad vis tiek mes daugiau kalbam apie atsitiktinius dydžius ir kiekvienais metais šildymo sezonas jisai yra skirtingas, taip kad toli dar siekiančias išvadas iš to galbūt nereikėtų daryti. Taip, sekantis slaidas mano yra apie biokuro tiekėjus, apie biokuro tiekėjų pasiskirstimą rinkoje. Ir šitam grafike, nors jis yra margas, iš tikrųjų ir gana taip nelengva jį pažiūrėti, bet galėsite pasigilinti galbūt kada nors sustabdę video ekrane. Esmė ta, kad visose Baltijos šalyse top 10 tiekėjų, ar ne, jie daugiau mažiau yra, kaip čia, kontroliuoja maždaug vienodą rinkos dalį ir jinai ta rinkos dalis laike nežymiai keičiasi. Ir didžiausias pasikeitimas 10 didžiausių tiekėjų vyko Lietuvoje šiais metais. Tai yra, kai nuo 41% taip vadinamos laisvos arba mažųjų rinkos dalyvių dalies padidėjo iki 47%. Tai yra gana reikšmingas dydis, plus 6%. Latvijoje ir Estijoje šita laisva dalis, tai ta viršutinė grafiko dalis, jinai beveik nesikeitė. Top 10 dalyvių sąraše pasikeitimų yra. Ir Lietuvoje 2 įmonės pakeitė savo vietą, tai yra 2 įmonės iškrito iš praėjusių metų top 10 sąrašo ir atsirado 2 naujos. Tiesa, reikėtų pastebėti, kad viena iš tų iškritusių įmonių šiuo metu yra 11, tai kitaip sakant, galbūt reikėtų taip sakyti, kad realiai tik tai viena įmonė paliko 10-tuką. Latvijoje ir Estijoje pasikeitimai yra drastiškesni. Ir jie matosi būtent grafike, atkreipkite dėmesį, lyginant 2 pirmos vietas užimantis šios Latvijos kompanijos. Jos labai stipriai susitraukė šiais metais. Estijoje atvirkščiai, reiškia, viena iš kompanijų labai stipriai padidėjo ir užėmė labai reikšmingą dalį rinkoje, lyginant su praėjusiais metais. Dalyviai keičiasi, mažiau pasikeitimų Lietuvoje, daugiau kitose Latvijoje ir Estijoje. Manyčiau, kad tas ratas iš esmės turėtų stabilizuotis, bet patys žinom, kad tiekėjams tikrai yra nelengvi metai ir keletą metų iš eilės besitęsiantis gana pigaus biokuro laikotarpis. Jisai nenori sunkia kompanijas ir finansinė būklė tiekėjų tikrai nėra gera. Taip, imame sekantį grafiką susijusi su biokuro ir pačios brangiausios žaliavos, tai yra malkinės medienos kainų dinamika visose Baltijos valstybėse. Šito grafikų turbūt esmė reikėtų žiūrėti į tą raudoną ir žalią linijas, ne tą tarpelį tarp jų, nes čia sąmoningai darome tuos grafikus taip, kad parodyti, jog jų svyravimo kampai yra labai panašus, tai yra biokuro kaina tiesiogiai priklauso nuo malkinės medienos arba, sakykime, nuo žaliavos kainos. Klausimas yra turbūt vėl tas pats, kas nuo ko priklauso. Ar biokuro kaina priklauso nuo malkinės medienos kainos, ar malkinė mediena priklauso nuo biokuro kainos, tai čia turbūt tik jūs galite tai atsakyti ir kiekvieną kartą, sakykime, gali nuomonė pasikeisti. Tačiau žiūrint į tai, kaip čia atrodo, tai reikia turbūt įvesti vieną tokį niuansą, kad Latvijoje medienos kainos yra pateikiamos, kadangi visi šitie skaičiai yra iš valstybinių miškų kompanijų, Latvijoje statistika yra pateikiama su pristatymu, tai Latvijos žalias, tai yra raudona linija turėtų būti šiek tiek žemiau, nes pristatymas yra tie kaštai, kuriuos kompensuoja valstybinė miškų kompanija. Ir
tas tarpelis būtų mažesnis. Tai žiūrint šiandieninę situaciją, atrodo, kad pati blogiausia tiekėjų situacija yra Lietuvoje, nes tas žaliavos kaina, jinai yra kone didžiausia, o kainos yra mažiausios ir tas tarpelis yra, reiškiasi, nenaudingas tiekėjui, jo buvimas yra nenaudingas tiekėjui. Tai va, tai einam į sekantį slaidą, kuris iš esmės yra visiškai apie tą patį. Tai yra tie patys skaičiai, tik tai parodyti tie skaičiai yra viename grafike. Tai yra biomasės kainos yra sudėtos visos į vieną grafiką, malkinė mediena kitame. Ir matom tokį faktą, kad biokuro kainos, kaip ir jau anksčiau buvau minėjęs, jos yra vienodos. 3 Baltijos šalis labai prekiauja vienodom kainom ir tai reiškia, kad tarp šalių vykstančios prekybos neturėtų būti labai daug, nes vis tiek importuoti iš užsienio yra gana brangu ir neverta to daryti. Ar ne, tai tarsi tą situaciją išsprendžia tai. Kitas niuansas yra, kad malkinės medienos kainos, jos, nors šiam grafike netrodo, kad jos būtų labai panašios, bet šiam momentui šiandien dienos realybė yra tokia, kad jos yra irgi labai vienodos, nes dabar artėjant balandžio mėnesį kainos pradėjo kristi visose šalyse. Tiesiog šitas grafikas neatspindi pačių paskutinių kainų, kurios formuojasi jau pasibaigus šildymo sezonui. Trumpas pastebėjimas apie grinai yra slaidas susijęs su Lietuva. Kadangi negalėjau pateikti informacijos apie Latvijos ir Estijos valstybės šiuo klausimu, nes čia yra statistika, kiek 20 didžiausių tiekėjų priklauso transporto priemonių. Nes vis tiek tai parodo rinkos dalyvių lūkesčius ir nusiteikimą, ar jie, kaip sakyt, prognozuoja savo ateitį, ar didės, reiškia, jų galimybė parduoti biokurą ar mažės, ar reiškia, būsima veikla bus pelninga. Tai čia yra grinai Lietuvos skaičiai ir jie yra gana įdomus, nežiūrint, sakykime, gana prastų tikrai kelių metų iš eilės. Tai vadinamos N3 kategorijos mašinų parkas pas tuos pačius tiekėjus, čia yra paimta ta pati imtis, jinai nuosekliai didėja. Ir tai yra gana įdomus reiškinys. Iš tikrųjų, aš negaliu pateikti skaičių, kokie yra Latvijoje ir Estijoje, bet aš manau, kad galbūt laike bėgant man pavyks prisikasti prie tų duomenų bazių. Čia yra toksai, mano nuomonė, įdomus ir gana prieštaraujantis visai situacijai niuansas, kad vis tiek tiekėjai gana pozityviai žiūri savo ateitį ir investuoja. Be abejo, čia yra didelė inercija ir galimai nemaža dalis šitų transporto priemonių, tai yra ir smulkintuvai, ir logistikos vienetai, jie galimai atvažiuoja pas tiekėjus praėjus metams, 2 po to, kai jie buvo įsigyti ir galbūt šitas niuansas pasireiškia būtent iš to fakto, kad yra gana didelis atidėjimo laikas. Trumpai apie kitą sezoną. Sudėtingas klausimas ir iš tikrųjų mes gana standartiškai atliekam prognozavimus dėl ateinančio sezono, nes kiek iš statistikos gali perskaityti, tiek ir bandome prognozuoti. Tai pirmas slaidas yra tiesiog elementarus, vėl tas pats, apie tai, kiek kainuoja malkinė mediena ir kiek galima būtų prognozuoti biokuro kainą. Šitie 2 grafikai, jie įtartinai visada istoriškai sutampa, tai galima būtų bandyti prognozuoti ir šiuos metus, sekančius metus. Tai šiam momente dar, reiškia, biokuro kainos, jos sekančiam sezonui kol kas neriškėja, yra sudarytas gal tik vienas ilgalaikis sandoris ateinančiam sezonui. Tačiau pagal tai, kiek kainuoja šiuo metu malkinė mediena, netrodo, kad sekantis metai bus kažkuom išskirtiniai.
įspūdis yra toks, kad biokuro kaina turėtų būti labai panaši į sekančiam sezonė taip pat. Ir lyginant su prieš tai buvusiu sezonu. Be abejo, tiekėjams tai turbūt jie turėtų kitokių argumentų ir aš manyčiau, kad galbūt ir laikas būtų juos išsakyti, ar jeigu čia būtų techninė tokia galimybė, bet mintis yra tokia, kad mes nesitikime kažkokio ypatingo kainų pokyčio ir sekantis slaidas yra apie tai, kad yra tiesiog analizuojama statistika šildymo sezono kainos pokyčio lyginant su kaina, kuri formuojasi balandžio gegužės mėnesiais. Taip vaizdžiai pasakant taip, reiškia imu praeito sezono šildymo kainą, žiūriu, kiek dabar kainuoja šiuo metu gegužė balandžio mėnesį biokuras, žiūriu kainos pokytį, procentinį pokytį ir nustebino tas faktas, kad pokytis įprastai yra maždaug apie 20% ir jeigu pokytis yra didesnis negu 20%, tai jeigu kaina krenta ženkliau negu 20%, pavyzdžiui, kai buvo 23 metais krito 39%, tai statistiškai sekančiais metais iššaukia kainos kritimą. Jeigu kaina nekrenta 20%, o išlieka ta pati balandžio gegužės mėnesiais tiek, kiek kainavo prieš tai sezone, tai tada sekančiais metais laukiamas visada buvo kilimas kainos. Kas tas 20% yra? Dabar kol kas iš tikrųjų nenorėčiau komentuoti, Tomas turėtų savo nuomonę šito klausimu, mes jau diskutavom šitą temą. Išskyrus 2017 metus šitą tendenciją kartojusi. Tai išvada yra tokia, kad šiais metais kaina sumažėjo 20%, standartiškai 20% lyginant su praėjusiais metais. Tai žiūrint grinai statistiškai atrodytų, kad galėtumėm tikėtis, jog sekančiais metais kainos bus labai panašios žiūrint į praėjusį sezoną. Šitas slaidas yra tam, kad priminti tiesiog apie vieną dalyką, kurį rinkos dalyviai kažkodėl yra pamiršę, tai yra indeksuotą sandorį. Mes turime tikrai nedaug sudarytų indeksuotų sandorių, tai yra sandorių rūšis, kur tiekimo laikotarpis yra ilgalaikis, tai yra ketvirtis, pusę metų, tačiau jo kainodara yra susieta su spotinė rinka. Ir šitam grafike matosi būtent, kad turbūt labiausiai reikėtų žiūrėti į raudoną liniją, tai yra raudonos linijos kaina yra tų 14 indeksuotų sandorių, kurie buvo sudaryti ir lyginant su spotinė rinka. Jeigu kartais pirkėjas, nori iš tikrųjų turėti nedidelį tiekėjų ratą, stambiausių tiekėjų ratą, ar ne, kurie gali sudaryti ilgalaikius sandorius, tačiau jisai nori prisirišti prie spotinės kainos tendencijos, tai yra geras būdas spręsti šitą klausimą. Ir mano nuomonė labai tiktų paskutinėms rinkos tendencijoms, kurios formuojasi pagal tai, kad ilgalaikių sandorių dalis yra reikšmingai mažėjanti. Tai šitas sandoris tikrai galėtų spręsti daug problemų pirkėjams, ar ne, kurie nenori turėti didelių tiekėjų portfelių, tai yra ten, sakykime, 10 ir daugiau skirtingų tiekėjų, o nori turėti kintančios kainos kontraktą pririštą prie spotinės rinkos. Na ir paskutinis slaidas turbūt yra apie tai, kad šitas šildymo sezonas, bent jau pirkėjams, tai tikrai jie nuskaitys jį kaip labai ramų ir tokia ramybė, jinai galimai net gali užburti šiek tiek, kad situacija po Ukrainos karo pradžios jinai normalizavosi ir atrodo, kad visos problemos sąlyginai išsisprendė, kainos nedidelės, tiesa, jos yra gerokai didesnės negu tuo laikotarpiu, kai buvo Baltarusijos importas, bet vis tiek jos yra labai labai valdomos ir labai atrodo
teisingos. Tačiau aš vis tiek norėčiau priminti jum, kad neapsiribokite tuom, stebėkite į tai, kaip nieko nėra turbūt pavojingesnio, kaip prisirišti prie tam tikrų praeities tendencijų ir manyti, kad viskas vyks taip ir toliau. Aš vis tiek noriu pabrėžti tą discipliną, kurią jūs turėtumėte išlaikyti susijusią su diversifikacija, nes praėję metai visiems tiekėjams sandėlių prasme buvo nuostolingi. Faktoringo paslauga, tai yra Baltpool'e yra galimybė tiekėjams finansuoti savo sąskaitas ir gauti pinigus iš karto. Ne po 30 dienų, taip kaip yra nurodyta kontrakte, tačiau faktoringo kompanija sumoka pinigus sekančią dieną po kokybės ataskaitos suformavimo ir sąskaitos išrašymo. Tai faktoringo paslaugų skaičius pas mus auga kartais. Ir tai rodo tikrai prastą tiekėjų finansinę būklę. Ir šita situacija yra labai gąsdinanti, todėl kaip ir tiesiog priminsiu, ta situacija nėra iš tikrųjų tokia rami. Pas pirkėjus jinai atrodo rami, bet pas pardavėjus tai yra toli gražu, ne taip. Ir reikia turbūt priminti tai, kad šiais metais turėjom labai labai švelnų sezoną ir turėjome tokių keletą sukritusių niuansų, kad tiek ekstremalaus šalčio laikotarpiu praktiškai nebuvo, tiek turėjome didelius sandėlius eksportui, kurie nebuvo panaudoti ir jie amortizavo visus tuos kainų galimus pokyčius rinkoje. Taip, kad mes pragyvenome be reikšmingo spoto šuolio į viršų, netgi turėdami tenai apie 70% spotinės rinkos. Aš manyčiau, kad tai buvo labai rizikinga, bet tai, kad mes gana lengvai išsisukome, tai manau lėmė daugiau aplinkybės nei kažkoks rimtas strategavimas. Mano akim žiūrint, aš tiesiog noriu vėl priminti, kad diversifikuokitės pagal galimybės ir stenkitės tai daryti. Tai ačiū Jums, aš turbūt baigiau ir dabar prasidės turbūt tai įdomesnė dalis, kiek tai susijęs užsienio rinkom ir panašiai. Tai pereinant dar per užsienio rinkas turime slaido klausimų iš auditorijos. Tai pirmas klausimas. Gal žinote, kokią konkrečiai procentinę dalį sudaro ilgalaikiai kontraktai Lietuvoje atėmus Vilniaus kogeneracinės jėgainės pirkimus? Vilniaus kogeneracinė, aš iš tikrųjų nežinau šito, nes būčiau žinojęs šitą klausimą, būčiau pasiruošęs, tai yra tikrai nesudėtingas klausimas, bet nepasižiūrėjau. Bet kogeneracinė jėgainė kuri sudaro maždaug 15% rinkos, turėjo virš 50% ilgalaikių sandorių. Tai reiškia, kad turbūt galima būtų matematiškai išskaičiuoti iš esamos situacijos. Jo, manyčiau, kad būtų sumažėję iki 30. Gal turite informacijos, kiek per 24-25 sezoną Vilniaus kogeneracinė jėgainė įsivežė biokuro iš Latvijos ar kitų aplinkinių valstybių? Tai biokuras buvo įvežtas tik tai iš Latvijos, bent jau kiek aš žinau, o manau, kad žinočiau, jeigu buvo iš kažkokių kitokių valstybių, tai manau, kad buvo iš Latvijos ir tie sandoriai yra sudaryti tik tie vadinamieji, kurios, nežinau kaip juos pavadinti, kurios leidžia pagal taisyklės šilumos aukcionuose reguliuojančios taisyklės leidžia sudaryti. Tai gal tu, Tomai, atsimeni, Aš gal tikslaus skaičiaus neatsimenu, bet realiai ta dalis buvo, kiek atsimenu, tikrai niekinė mažiau negu 5%, bet gal čia, kaip pasakyti, tikslę dalį nusakyti mes netgi negalėtume, nes tai yra Vilniaus kogeneracinės kontraktai, bet šiaip bet grubiai jie yra matomi. Aš tiesiog tik tai galvoju, jeigu esate kas nors iš kogeneracinės kolegų prisijungę ir galėtumėte į chatą parašykit, jeigu ta informacija jums nėra jautri ir mes paskelbsime.
Gerai, tai kitas klausimas. Teigiate, kad biokuro kainos Lietuvoje yra praktiškai ta pačios žaliavos kainoms. Ar nematote rizikos dėl tokios tendencijos? Tai yra, kad tiekėjai pradės bankrutuoti. Vienareikšmiškai matom ir iš tikrųjų užkulisiuose vyksta daug įvairių diskusijų apie tai, kaip šitą problemą spręsti. Matot, ta situacija yra tokia, kad čia kaip ir su elektros kainom, ar ne, kai šeštadienį, sekmadienį visą dieną elektros kaina yra nulinė ir manau, kad visi tie, kurie gamina tą elektrą, yra labai nepatenkinti susidariusią kainodarą. Tačiau rinkos situacija yra tokia. Tai yra tuo metu vartojimas yra mažas, ar ne, o gamyba yra perteklinė. Tai aš nenustepčiau, bent jau mano nuomonė yra tokia, kad Lietuvoje bent jau, kiek suprantu, klausimas yra apie daugiau Lietuvos teritoriją, tai Lietuvoje, mano nuomonė, yra perinvestuota tiekėjai yra perinvestavę į gamybą. Ir šita situacija, jinai atspindi realią situaciją. Tai yra galingumai yra dideli ir dalyviai iš tiesiog priverstinai dalyvauja rinkoje ir formuoja tą perteklių, dėl ko tos kainos yra tokios nukritusios. Bet nematyti, tai čia turi būti aklas, kad nematytum vienareikšmiškai. Jo, bet dar bankrotas irgi galbūt, sakykime, kelių didelių tiekėjų bankrotas irgi turbūt neišspręstos situacijos, nes jeigu pajėgumai lieka šalyje, pertekliniai pajėgumai, jie, kaip pasakyti, jie vėl vaidina savo rolę, kaip pasakyti, perteklinėme tiekime, ir realiai turbūt fiziškai reikia atrasti būdą pasimažinti gamybinius pajėgumus tiekimo grandyje. Bent jau mes šiuo momentu matom tokias tendencijas, kad gamyba yra perteklinė ir matom čia didžiausią problemą. Eksportas atrodo labiausiai padėtų išspręsti šį klausimą. Gerai, ačiū. Ar bandėte vertinti teorinį biokuro rinkos pelningumą gamintojų ir tiekėjų metų eigoje? Žaliavos kainos matote REDBP sistemoje realiu laiku? Ne, nebandėme. Pas mus yra toksai padarytas modelis, kuriame mes bandom skaičiuoti savikainas ir esam tokį kaip ir nustatę kainų intervalą, kurio žemiau yra labai pavojinga rinkos, sakykime, sisteminė rizika, labai rinkos padidėja, tai tas kainos lygmuo yra maždaug apie 20 eurų už megavatvalandę ir būtent šiais metais jisai ir sviravo apie tokį lygmenį, o dabar artėjant pasibaigus šildymo sezonui apskritai nukrito 4 eurais žemiau. Tai manau, kad tas skaičiavimas yra daugiau mažiau arti teisybės, tai tas lygmuo yra 20 eurų. Mes jau bent jau laikomės tos nuomonės, kad jeigu yra žemiau, tai yra labai pavojinga, jeigu yra aukščiau, tai rinka gali bent jau susikaupti kažkokius tai rezervus tvariai plėtrai. Bet vėlgi turbūt priminsiu, kad visa šita problema, mes ir praėjusiais metais lygiai prieš metus kalbėjome apie tą patį, yra susijusi su tais gana, kaip čia negana, pakvaišusiais 22-aisiais, kuomet ultra arba ekstra pelnas, ar ne, jisai leido padaryti neteisingas išvadas dėl ateities. Ir aš manau, kad šitie metai yra turbūt jie yra daugiausiai sukėlę problemų, mano akim žiūrint, o dabar mes tik sprendžiame jau pasiekmes, kas yra įvykę po tų metų. 2 metai dar yra nepakankama, kad šita problema išsispręstų. Kitam sezonui prognozuojate malkinės medienos kainą 35,5 eurų už kietmetrį. Kokiais argumentais darote tokią prielaidą? Ne, tai nėra prognozė, tai yra faktas šiuo metu fiksuotas prekybos lentoje ir iš tikrųjų visas tas grafikas yra sukonstruotas taip, kad jame yra visą laiką malkinė mediena neprognozuota, o fiksuota būtent balandžio mėnesį, kiek kainuoja po šildymo sezono. Aš iš tikrųjų
nežinau, kiek kainuos malkinė mediena ir netgi sakyčiau, kad yra labai nemenkos tendencijos, kad brangs, nes vis tas ekonominis cikliškumas neišeina iš galvos, nes būtent ta baldinės plokštės industrija, jinai labai cikliška. Praėjusiais metais jinai buvo tikrai gana silpna Lietuvoje, bet ar tai tęsis tas ekonomikos ciklas ir toliau, aš tuo labai abejočiau. Tai gal dar kurį tai laiką, bet ekonomika ten 5 metus iš eilės neina į nuosmukį. Tai manyčiau, kad jūsų labai pastaba teisinga. Manyti, kad malkinė mediena kainuos apie 36 eurus, tai čia tik fakto konstatavimas. Klausimas apie faktoringą. Taigi, ar Latvijos biokuro įmonės taip pat gausiai naudojasi faktoringu? Gal tik Lietuvos biokuro įmonių situacija finansiškai sudėtinga? Tomai. Tikros, kaip pasakyti, dabar gal nepasakysiu tikros statistikos, bet jeigu žiūrėt procentaliai, tai manau procentaliai naudoja visos valstybės vienodai, bet kadangi Lietuvoje yra daug didesnis skaičius tiekėjų, tai tikrai, jeigu imti tiekėjų skaičiumi, turbūt Lietuvoje daugiau naudojasi. Bet šiaip iš esmės tokio, nėra, kad tik lietuviams blogai, ar ten tik tais, prasme, lietuviai, Latvijai, Estai naudojasi šitą paslaugą ir, prasme, tos paslaugos augimas iš tikrųjų indikuoja apie situacijos sudėtingumą. Ar matote Homonit įtaką biokuro prekyboje? Šiai dienai dar ne, bet nori, nenori jinai pasireikš, nes Homonitas yra, vien biokuro vartotojas yra labai nemažas ir Vilniuje dar 40 MW, jeigu neklystų, 40 MW vien biokuro vartojimas padidės, o kur dar visas keli šimtai tūkstančių kubinių metrų medienos, kurios sunaudos kiekvienais metais. Homonitas greičiausiai pasileis, jeigu aš teisingai suprantu, tik tai pilnai įsivažiuos tik tai dar jau kitais metais. Šiais metais tai dar vis tiek su įvairiais konfliktais susijusiais su visuomenė, bendruomenė, vietinė bendruomenė, ten bus įvairių dar niuansų, aš manau, bet tai tikrai nepaveiks kainų neigiamai, čia akivaizdu. Gerai, ir paskutinis, matau, klausimas jau Vaidotui, nes ir laikas, jau matau, atėjo laikas kitam pranešėjui. Tai kaip vertinate patį biokuro tiekimą 24-25 metų sezone? Tai yra, ar tiekėjai tinkamai vykdė sudarytus sandorius, ar nebuvo tiekiama neleistina žaliava ar panašiai? Šie metai buvo sąlyginai ramus, kiek yra jeigu taip žiūrint į pirkėjų kaip čia reakcijas į patiektą biokurą. Negalėčiau sakyti, kad mes turėjome kažkokį labai sudėtingą sezoną. Tai gana buvo ramu. Aš neišskirčiau kažkaip ypatingai, kad kažkas buvo ypatingo. Turbūt vienas iš tų dalykų, ką reikia prisiminti, tai yra šiais metais turbūt dominantė visų problemų, tai buvo ta intriga, kuri buvo susijusi su peleningumo padidėjimu Vilniaus elektrinėse, Vilniaus katilinėse, ar ne? Tai nežiūrint to, kad šita situacija tarsi kažkaip išsisprendė, bet vis tiek nėra rastas nei galutinis aiškumas, dėl kokios priežasties tai buvo, nei yra priimti kažkokie rimti sprendimai iš to klausimų. Tai čia turbūt yra, mano nuomonė, esminė dalis praėjusio sezono, kuri dar neturi pabaigos. Ačiū. Taigi, judame tuomet toliau ir Toliau mūsų kitas pranešėjas yra iš Latvijos, Maris Kanitis. Jis yra Latvijos Advent kompanijos verslo vadovas.
Ir Marius turi praktinės patirties kaip energetikos išteklių tiekėjas ir jis turi daug žinių apie kuro dinamiką ir kainų dinamiką Latvijoje. Marius. Taigi, sveiki dar kartą. Kaip Justina minėjo, esu Marius Kanitis, esu Advent grupės Latvijoje verslo vadovas ir kalbėsiu apie partnerystę, bendradarbiavimą su Baltpool birža, apie savo patirtį, tačiau prieš tai norėjau su jumis pasidalinti tam tikromis išvalgomis arba informacija apie tai, kas yra Advent kompanija. Taigi, kas mes tokie? Advent yra energetikos kompanijų grupė ir mes padedame persitvarkyti energetikos sektoriuje, gyvendindami įvairius sprendimus. Mes bendradarbiaujame ir šitą bendradarbiavimo patirtį pritaikome vietos situacijai ir siūlome jiems pritaikytus, ir klientams siūlome jiems pritaikytus sprendimus. Aišku, mano pranešime bus skaičių, štai matote šiek tiek skaičių ir čia. Turime daugiau negu 50 metų patirtį darbo Baltijos valstybėse ir Skandinavijoje. Mes dabar pradėjome dirbti Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje. Turime įmonių 350 vietovių, daugiau negu 600 darbuotojų. Ir mūsų energetikos apimtis yra šešios vatvalandės. Ir bendradarbiavame daugiau negu su 100 savivaldybių. Taigi, ką konkrečiai mes veikiame? Štai čia jūs matote du susijusius, tačiau skirtingus verslo modelius, pagal kuriuos mes dirbame. Pirmiausia, energetika kaip paslauga ir ta paslauga yra skirta pramoniai ir nekilnojamo turto rinkai. Šiame segmente savo klientams siūlome, o tai yra chemijos kompanijos, maisto ir gėrimų pramonės kompanijos, taip pat šildymo, vėsinimo paslaugų kompanijos. Taigi mes jiems siūlome įvairias paslaugas. Kitas verslo modelis tai yra centrinis šildymas arba šildymo sektorius, daugmaž tradicinė paslauga, kaip ji mums yra visiems pažįstama. Ir mes rūpinamės tinklais, šilumos tiekimu savo klientams ir tam tikrą prasme. Šitie du modeliai yra glaudžiai susiję. Čia yra pasiekiamas ir sinergijos efektas, nes sprendimus galima pritaikyti abiejose sektoriuose. Ir mūsų stiprybė ir mūsų paslaugos yra turto valdymas, statybos, tinklai, priežiūra. Ir tokiu būdu užtikriname savo klientams kokybiškas paslaugas. Daugiau skaičių apie mūsų klimato ir aplinkosaugos tikslus, kurie nustatyti mūsų strategijose. Pirmiausia, mes matome, kad mes siekiame sumažinti CO2 emisijas 50% lyginant su 2019 metų baze ir 2040 mes norime tapti įmonę, kuri naudoja tik tai atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir kur esame dabar, tai matote 23 metų rezultatus, nes 24 metų rezultatai vis dar skaičiuojami. Nors yra kai kurie rodikliai už 24 metus. Taigi, 23 metais mes pasiekėme 25%,
ir 85 CO2 sumažinimo ir 85% mūsų tam energetikos balansė sudaro atsinaujinantys energijos šaltiniai. 24 metais pagal preliminarius duomenis tai turėtų sudaryti 87%. Latvija. Nepaisant to, kad esame globalinės įmonių grupės viena įmonė, mes irgi smarkiai prisidėjome prie tų tikslų siekimo. Mes tiekiame šilumą 3 savivaldybėse Latvijoje ir mūsų bendra produkcijos apimtis yra 155 gigavatvalandės. Turime 50 darbuotojų, tačiau mes naudojamės ir kitose šalyse dirbančių darbuotojų patirtimi. Mes per metus, kai dirbame Latvijoje, investavome į daugiau negu 30%, bendra investicijų suma 20 milijonų, taip pat naudojame arba gauname lėšų ir iš ES biudžeto, tai yra 6 milijonai eurų, kurie yra naudojami įvairiems projektams vystyti. Štai čia aš dabar pakalbėsiu apie, kaip mums sekasi bendradarbiauti su Baltpool. Bendradarbiaujant su Baltpool, bėgant metam, mūsų bendradarbiavimo modelis pasikeitė. Prisijungėm prie Baltpool 20 metais ir iš pradžių buvome gana pasyvus naudotojas. Mes tik tai sekėme statistiką, tik tai dalyvavome seminaruose, klausėmės informacijos apie kainų tendencijas ir taip toliau. Bet laikui bėgant, o konkrečiai 22 metais, mūsų požiūris pasikeitė ir 22 metais nuo ilgalaikių susitarimų dėl šildymo tiekimo mes pradėjome dalyvauti Baltpool biržoje ir sakyčiau, kad šie metai buvo pirmasis šildymo sezonas, kada Baltpool platforma buvo 100% naudojama įsigyjant biokurą. O dabar kodėl mes prisijungėme prie Baltpool? Na, tai tikriausiai yra gana akivaizdu. Mes norėjome visų pirma supaprastinti kuro įsigijimą. Mūsų kritinė masė biokuro katilų buvo pakankamai didelė ir mums reikėjo pagalvoti, kaip supaprastinti kuro įsigijimą, kad tai būtų paprasčiau, kad būtų lengviau stebėti duomenis, kad būtų lengviau kontroliuoti kuro pristatymą ir taip toliau. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl prisijungėme prie Baltpool. Kita priežastis tai yra teisės aktų reikalavimų vykdymas. Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, šildymo sektorius yra reglamentuojamas ir dėl to mums buvo aktualu sekti visas rinkos tendencijas, ką lengva padaryti per Baltpool platformą. Ir tam pritarė ir mūsų reglamentuojančios institucijos. Taip pat prisijungėme prie Baltpool, todėl kad siekiame lengvesnio perėjimo prie atsinaujinančių šaltinių. Mes irgi siekiame tvarumo ir turime puikių partnerių, kuriais galime pasikliauti ir bendradarbiauti su jais yra žymiai lengviau per Baltpool platformą.
Baltpool padeda taip pat ir sekti, kaip mums sekasi siekti savo tikslų, stebėti tos duomenys ir savo sprendimus grįsti tais duomenimis. Baltpool mums atvėrė galimybės taip pat vystyti ir service to service modelį, tai yra paslauga paslaugai modelį. Tai ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes galėjome palyginti savo duomenų bazės su Baltpool duomenų bazėmis ir įvertinti realią situaciją ir tokiu būdu mes matome bendresnį paveikslą ir tai padeda mums lengviau valdyti duomenis ir toliau vystyti service modelį. Nereikia pamiršti ir atsinaujinančių energetikos šaltinių direktyvos, kuri įsigalioja. Mes privalome vykdyti tos direktyvos nustatytus reikalavimus ir taip pat supratome, kad ir RedBP tikslais RedBP tas modelis arba platforma irgi padėtų mums mūsų darbe. RedBP sertifikatai buvo taip pat pradėti naudoti Baltpool platformoje. Jie buvo naudojami ir šiais metais ir RedBP tiesiog patvirtina, kad tiekiamas kuras atitinka direktyvos reikalavimus, atitinka taip pat mūsų nacionalinius teisės aktus ir taip pat tai reiškia, patvirtina, kad yra įvertintas tvarumas, tą daro ekspertai ir mes galime pasitikėti tikėjais, kad tas vertinimas yra atliekamas ir to vertinimo dokumentų mes galime pasitikėti. Juolab, kad vertinimą atlieka specialistai, ekspertai ir mums nereikia gaišti laiko verifikavimui, jį galime matyti Baltpool sistemoje. Ir tokiu būdu tai sumažino mūsų administracinį darbą ir daugiau laiko galime skirti kitiems klausimams. Ir galiausiai reikia paminėti ir sutaupytą laiką ir kaštus. Mes galėjome atlaisvinti daug darbo laiko mūsų regionų vadovams ir galime daugiau dėmesio skirti savo pagrindiniam verslui, tai yra energijos gamybai. Ir mes džiaugiamės ir Baltpool ir RedBP sertifikatų teikiama nauda. Labai džiaugiamės bendradarbiavimu su Baltpool platforma. Tai tiek ir norėjau pasakyti savo pranešime. Dėkui už dėmesį. Ačiū. Maris, turime 2 klausimus iš auditorijos. Ar matote galimybės didesniam bendradarbiavimui tarp Baltijos valstybių? Tai priklauso. Jeigu mes kalbėsime apie mūsų regioną, ypač apie Latviją, mes turime gana daug tiekėjų jau dabar, bet manau, kad tikrai tas bendradarbiavimas gali plėstis. Turėjome tiekėjų šį sezoną iš Lietuvos ir iš Estijos ir manau tikrai tas bendradarbiavimas gali būti platesnis. Bet jis priklausys ir nuo atstumo, kiek toli reikia gabenti žaliavą. Kokios rizikos jūs manote yra didžiausios biokuro tiekimo grandinėje? Tai yra logistika, sandėliavimas ar kita? Aš manau, kad tas reglamentavimas yra gana didelė rizika, bet įvertinkime šios dienos galimybės, kiek gali keistis teisinė bazė, reglamentavimo bazė. Bet daug ką gali spręsti.
gali keistis teisės aktai iš ES pusės, bet kita vertus, jeigu pažvelgsime į eksporto duomenis, bent jau Latvijoje, yra kitų įmonių, kurios pirko tik tai eksportui. Ir tai rodo potencialą, kad tas išteklius galima panaudoti ir vietoje. Ačiū, Maris. Dabar mes leisimės į kitą didelę temą apie besivystančią Europos energetikos rinką ir čia mums padės Hugo Birkelind, kuris yra vienas iš Montel IQ įkūrėjų generalinis direktorius. Jis išmano kompleksišką Europos energetikos rinką. Jis pasidalins apie tai, kaip efektyviausiai nuolat stebėti rinkos situaciją ir kaip integruoti orų prognozes, fundamentalią analizę atlikti bei suderinti tai su energijos rinkos raida ir tai pasitelkti savo versle. Tai Hugo, žodis jums. Ačiū, Justina. Ir ačiū Baltpool už tai, kad mane pakvietėte. Turiu pasakyti, kad šiek tiek buvau nustebęs, kai su manimi susisiekėte. Nesu biomasės ekspertas, bet pasakęs tą, turiu pasakyti, kad mes turime daug patirties analizės platformos kūrime. Ir būtent toje platforma, kurią jūs matote, mes ją sukūrėme kartu su Montel 2017 metais. Ir kalbant apie pagrindinę temą, iš tiesų aš jums pasakysiu, kur jūs galite rasti pagrindinę informaciją, kuri gali būti jums pati aktualiausia šitoj platformoje ir kitose platformose. Tai bus aktualu būtent ir kalbant apie biomasės ir biokuro gamybą. Taigi, neatidėliodamas, aš noriu papasakoti, kodėl tai gali būti jums svarbu ar įdomu. Aš jokių būdų nenoriu jums parduoti šito, parodau jums tiesiog tą platformą, pristatydamas jums galimybės, ką jūs ten galite rasti, tačiau mūsų klientai visoje Europoje, tūkstančiai tų klientų naudojasi tiksliais nuolat atnaujinamais duomenimis ir tą daryti yra labai svarbu versle. Ir čia, man atrodo, biomasės versle tai dar nėra taip populiaru, tačiau rinkos neabejotinai susiję, šildymo rinka, dujų rinka, energetikos rinka ir būtent ko reikėtų ieškoti tokioje platformoje kaip mūsų EQ, Montel EQ, ar Thomson Reuters, Bloomberg ar panašiose kitose platformose. Ir kurią jūs naudotumėte. Mes kartu sudedame visą įmanomą informaciją, kuri yra susijusi apie paklausą ir pasiūlą. Ta informacija mes kartu susijęjame su kainų kontekstu, atliekame prognozes išteklių, tarkim, dujų kainų. Šiame puslapyje mes matote būtent Lietuvai kainas, palygintas istorinės kainos geltonai pažymėtos, rožinė yra prognozės, galbūt čia per daug detaliai jums pateikta ta informacija, tačiau ji vis tiek yra mažiau ar daugiau aktuali jūsų versle. Ir ką tai reiškia? Jeigu patys tuos duomenys bandysite apibendrinti, tai tam tiesiog reikės skirti nepaprastai daug laiko, bus gerokai daug sudėtingiau nei tiesiog nusipirkti tokius duomenys. Kaip galima pasinaudoti tais duomenimis? Ir prieš tai dar parodysiu jums, kad galite naudotis tais duomenys ir mūsų platformoje ar kažkokiame kitame šaltinyje, arba duomenys pasimti iš čia būtent kaip mes tą darome, kur rasti duomenys ir integruoti juos į savo sistemą. Tai gali būti Python client programoje, jeigu jūs tokią naudojate. Excelis taip pat plačiai naudojama sistema ir galite naudoti arba mūsų Excelio integratorių, arba savo turimą. Ir lengviausia rasti, kas čia yra aktualu, tai tiesiog pasinaudoti tuo siūlomu turu elektroniniu. Sekant visas detalės, labai svarbus yra šildymo sezonas. Šildymo sezonas ir jo duomenys yra nepaprastai svarbus tiek ir energetikos rinkai. Mes pasitelkėme ir oro prognozes, meteorologinę informaciją, visą, kuri yra prieinama.
Ir nesvarbu, ar jums reikia trumpalaikių prognozių ar ilgalaikių prognozių. Yra daug įvairių alternatyvių oro prognozių. Kas liūdna, galima galbūt pasakyti, tai kad geriausios prognozės nėra. Kai kurie meteorologai pasakys, paprieštaraus tam, tačiau mūsų patirtis rodo, kad nei vieni meteorologinių prognozių tiekėjai nėra tiksliausi ir tos prognozės vis tiek kažkiek tai neatitinka. Tiesiog reikėtų galbūt pasirinkti tuos patikimiausius, kurie dažniausiai nuspėja. Mūsų strategija būtų tokia, kad pasitelkti keletą skirtingų prognozių. Tai jeigu jums reikia šildymo prognozių ir kad galėtumėte pasiskaičiuoti tai jūs galite pasiimti tuos duomenys arba iš mūsų platformos, arba kitų platformų. Ir čia kita prognozė yra paruošta po 10:18 mano laiku, tai ir kita jau po minutės bus atnaujinta. Ir tą informaciją jūs galite gauti arba susisiekę su Baltpool, arba tiesiai su manimi. Mes stebime ne tik oro prognozes, kurios yra jums nepaprastai svarbios, tačiau mes lyginame tai ir su istoriniais duomenimis. Ir oro prognozes mes išskaidome į pavienius aiškius signalus, kurie leidžia mums kiekybiškai įvertinti, kokios kainos yra tikėtinos, kokios gali būti vartojimo apimtys žiemą, kiek saulės energijos gali būti suvartojama ir galima atlikti įvairius pjūvius, galima pažiūrėti, kiek Lietuvai konkrečiai bus suvartojama. Nesileidžiant per daug į detalės, jūsų energetikos rinkoje matome perteklinį tiekimą. Žiema buvo šilta, energijos buvo pagaminama daugiau negu reikėjo, šilumos. Ir čia toksai, sakyčiau, labai retas atvejis statistikoje. Dabar matome tą tendenciją besitęsiančią. Kodėl tai aktualu? Tai aktualu, kadangi energetikos rinka svyruoja ir tai yra esminė jos dalis, tai yra ta pusiausvyra. Pavyzdžiui, antradienį 1 valandą buvo daugiau 5 megavatais energijos, daugiau nei reikėjo. Kas nutinka su energijos kainomis tuomet jos smunka? Ir kaip tai susijęs su oru, galime pažiūrėti, kaip oras veikia vartojimą, kaip vėjas veikia vartojimą ir temperatūra, kokį poveikį tam turi. Ir čia iš tiesų galite matyti palyginimą su vartojimo, su oro temperatūra. Čia konkrečiai Lietuvos duomenys, bet galite pasirinkti bet kokią Europos valstybę arba bet kurią kitą valstybę, kuri yra įtraukta į mūsų sistemą. Ir čia, pavyzdžiui, matote temperatūra žemiausia per 43 metus, gegužės 7. O kiek buvo šilčiausia, kartais buvo ir šilta, 20 laipsnių šią dieną, būtų labai smagu, jeigu tiek būtų. Tai sakyčiau, mums tai jau primintų vasaros dieną, bet matote, kad tos kreivės, kodėl tai aktualu, tai jums leidžia suprasti, kas gali potencialiai nutikti šioje srityje. Daugelis prekybininkų, kurie nesinaudoja tokiais duomenimis, jie pažiūri tik tai 2-3 metus atgal, o daugelį energetikos rinkos sričių, iš tiesų reikia meteorologinių duomenų senesnių nei 2-3 metai. Mūsų sistema leidžia pamatyti gerokai ilgesnę perspektyvą į praeitį. Ir taip pat galime sudaryti ilgesnės prognozes ateičiai. Šie duomenys lengvai prieinami mūsų platformoje, mūsų verslui skirtoje platformoje, kur galite pasitelkti ir padaryti dar išsamesnę analizę ir pastebėti, kas vyksta. Tarkim, sakėte, kad šildymo sezonas buvo pakankamai šiltas ir čia galite pasiskaičiuoti ir tuos dienolaipsnius jūs minėjote.
Visą informaciją galite gauti, visą informaciją galite pasilyginti ir pasiskaičiuoti. Ir vėl einame į viršų puslapio. Yra meteorologiniai duomenys čia teikiami, oro žemėlapiai, kasdieniai komentarai, 4 savaičių prognozės, mėnesinės, pusmetinės prognozės. Tarkim, norime pažiūrėti, kas vyksta šiuo metu Europoje. Tikriausiai žinote, kad norint žvelgti į ateitį, reikia patyrinėti šiuos duomenis. Man nelabai patinka ilgalaikės prognozės, ypatingai kalbant apie oro prognozes, ne ilgesnės nei 5 dienų, mano nuomonė, yra patikimos. Tačiau kalbant apie prekybą, prekybininkai, tarkim, jeigu jie gauna signalą, kad bus neįprastai šilta žiema ar vasara, tai jie iš karto atitinkamai reaguos ir koreguos savo veiksmus rinkoje. Ir ši informacija yra pateikta, apibendrinta labai patyrusių meteorologų, labai patyrusių analitikų, tikrai nuostabių ekspertų. Kiti dalykai, kuriuos aš pažiūrėčiau mūsų platformoje, mūsų tinklalapyje, galbūt skamba egzotiškai, tačiau jie nėra tokie egzotiški. Pavyzdžiui, hidrologiniai duomenys iš Norvegijos, iš kur aš esu kilęs, Norvegijoje. Hidrologija nulemia 90–95% energetikos gamybos. Ir jeigu nežinote, kaip tai veikia, tuomet negalite lyderiauti rinkoje. Ryšys tarp hidrologijos ir energetikos yra labai svarbus. Dabar, tarkim, spusteliu ties Norvegijos žemėlapiu, pasirenku visą sritį ir parodysiu jums kai ką šaunaus. Čia yra hidrologinė pusiausvyros kreivė. Nesileisiu per daug smulkes detalės, tačiau iš esmės čia yra rodoma, kokia ta hidrologinė pusiausvyra pagal metų laiką. Ir jeigu viskas tvarkoje, tai tas vertė yra 0, o dabar matome, kad suvartojimas yra išaugęs gerokai Norvegijoje. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad energijos kainos šiaurės šalyse smogs, mažės, nes hidroenergetikos gamintojams reikia atsikratyti perteklinės pagamintos energijos per ateinančius mėnesius, per vasarą, pavasarį, lyginant su įprasta jų veikla. Ir kuo daugiau tos energijos pagaminama ir patiekiama, reiškia, tuo mažesnė kaina jos. Viskas labai paprasta. Grįžtant prie prekybininko mąstysenos, daug prekybininkų galvoja, kad tai, kas nutiko pernai ar užpernai, ir vėl pasikartos. Žiūrint į istorinius duomenis, čia matote, irgi galite pasirinkti istorinį pjūvį, istorinę perspektyvą. Ir, tarkim, praėjusiais metais buvo deficitas hidroenergetikos, o dabar matome vėlgi piką. Tai tie prekybininkai, kurie pasikliauna mintimi, kad pakartosis praėjusių metų situacija, jie atsiduria bėdoje. Ir taip pat yra mūsų platformoje ekspertų pateikti komentarai ties šiais duomenimis ir taip gali vertėtas suvartojimas pakilti į tokias aukštumas. Ir taip yra buvę, kaip matote, 2020-aisiais, ne taip jau seniai. Taigi, nepamirškite apie kitus kainas keičiančius veiksnius, tokius kaip temperatūra, vėjo svyravimai ir panašiai. Yra tiek daug dalykų, kuriuos galima rasti mūsų platformoje, sekti, stebėti. Ir aš labai rimtai patariu klientams pasižvalgyti, panagrinėti tuos duomenis Ir čia galbūt taip yra mūsų kompanijos sukurtas produktas, bet galvodami apie tai, ką sakė prieš tai kalbėjęs pranešėjas, jūs iš tiesų turėtumėte galvoti apie tai, kaip tuos duomenys panaudoti ir kiek daug jie leistų jums sutaupyti, bei kokio efektyvumo pasiekti jūsų kasdienėje veikloje. Dabar kalbant apie vidutinę laikotarpio
prognozę. Ji dar nėra prieinama Latvijai, bet jau mes ruošiame šį variantą. Tačiau matote čia, statistika dar nėra pabaigti, tačiau komercinėje srityje jau duomenys kai kurie yra prieinami. Tačiau paspaudę čia galite pamatyti pilnas visų energijos sutarčių prognozes. Ir elektros rinkoje konkurencija yra lygiai tokia pati, kokia ir biokuro energijoje. Ir matome kainų lygį tų sudarytų kontraktų. Ir lengva sekti bei stebėti, kaip keičiasi anglies, dujų kainos ir kaip nuo tų kainų priklauso energijos kainos. Taip pat balansas, tas miksas elektros. Tai yra, kuo rinka yra aprūpinama, siekiant užtikrinti tą pusiausvyrą. Tai ten kas įeina į tą miksą ir gamtinės dujos, ir anglis, ir saulės energija, vėjo energija, biokuras. Ir pradėję nagrinėti mūsų platformą ar kitas platformas, rasite daug tokios aktualios informacijos. Ir galiausiai dar galėsite ir patys patyrinėti, noriu parodyti jums tai, kas mano nuomonė labai yra įdomu apie anglies dvideginį. Pagrindinis pranašumas, kalbant apie biokurą, biomasę, iš vartotojo perspektyvos, tai kad jis nėra įtrauktas į anglies dvideginio apskaitos sistemą. Taigi mūsų platformoje mes turime ir tą anglies sektorių, kur galime stebėti emisijas egzistavimo cikle. Taigi paspaudę ant Lietuvos, matysite prognozes, kokias esame paruošę būtent Lietuvai. Ir matyti istorinius duomenis, ankstesnius. Galite panagrinėti ir ilguoju laikotarpiu kaitą, galite pasitelkti ir kalkuliatorių, ir pasiskaičiuoti, ir pateikti tokius duomenis, tarkim, savo pramoniniams vartotojams. Tarkim, kiek vartotojas sutaupys emisijų, naudodamas jūsų tiekiamą energiją. Tai leidžia didinti tą vadinamąjį anglies sąmoningumą. Tai yra tas reiškinys, kuris po truputį vis tampa aktualesnis. Ir Vokietijoje galbūt jau 20 metų apie tai kalbama, šiaurės valstybėse galbūt ne taip seniai, kalbant apie vartotojus, tačiau tai ateina ir jeigu dar neatėjo į Baltijos šalis, tai tik nebejotinai ateis tas anglies sąmoningumas. Ir tie paskaičiavimai kiekvienai konkrečiai įmoniai, konkrečiam verslui, tas energetikos suvartojimas ir jo paliekamas anglies pėdsakas taps labai svarbus. Ir tuos duomenys čia lengvai galima pasiskaičiuoti pasitelkus mūsų tinklalapio skaičiuoklę. Ir visi duomenys yra realiu laiku pateikiami ir taip pat galite įsivertinti ir istorinius duomenys, siekdami prognozuoti. Tai, man atrodo, tą tikrai lengvai galima panaudoti. Ir prieš baigdamas savo prezentaciją, aš manau, kad šiek tiek viršijau man skirtą laiką. Tai pažiūrėkime. Paieška kreivių. Galbūt žinoma, jūs riboja šiek tiek prezentacija, kur yra skirta energetikos sektoriui, arba tuos duomenys galite išsitraukti Excel formą. Ir parašius biomasę, galima rasti visus įmanomus duomenys apie biomasę ir biomasės rinką. Galite pasirinkti konkrečias, tarkim, šalis, tarkim, Lietuvą arba Lenkiją. Ir pasitelkę Excel integratorių galite
naudoti ir kitose platformose ar lentelėse, kurios jums reikalingos. Taip pat turime ir ateities rinkų prognozavimą visoje Europoje, dėja ne Lietuvoje, kalbant apie elektros sritį. Duomenys, kuriuos iš tiesų sudėtinga gauti, tačiau mes juos turime ir galite pamatyti, tarkim, ketvirtinės dujų kainų prognozes, kaip ir sakiau, kaina, kiek kainuoja pagaminti elektrą iš anglies, kiek kainuoja pagaminti elektrą naudojant dujas, ir tai nebejotinai veikia jūsų rinką. Aš nesu, kaip sakiau, biomasės ekspertas, tačiau puikiai suprantu, kad jeigu norite konkuruoti, reikia turėti tokią informaciją, kuri jums iš esmės labai labai svarbi. Tai informacijos yra labai labai daug. Mano patarimas būtų panagrinėti galimybės, pasiskirti kažkokį tai specialistą. Mes iš savo pusės taip pat paskirtume specialistą ir Montel iš tiesų turi daug pranašumų, jie turi taip pat daug kitų platformų, prie kurių jūs prieigas galėtumėte gauti, užsisakę paslaugą. Ir galėtumėte naudotis ir kitomis paslaugomis. Tai čia tokia trumpa komercinė žinutė ir grįžkime prie biomasės ir jūsų poreikio duomenims. Tai ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū, Hugo, turime vieną klausimą. Kokie signalai, kokie duomenys, kokių nepastebi rinkos dalyviai, kai bando prognozuoti tendencijas šioje energetikos rinkoje? Ko nepastebi? Sakyčiau, kad daug ko. Ir aš nekalbėsiu apie geopolitinius dalykus, nes čia kažką tai įvertinti yra praktiškai neįmanoma. Labai daug žmonių, labai daug reiškinių, labai daug nenuspėjamų dalykų. Tad čia tą praleiskime. O dėl visko kito, aš jau kalbėjau tiek apie klimatą, nes aš, kaip jau sakiau, žmonės yra linkę žiūrėti į gana trumpą laikotarpį, bet tuo tarpu pažiūrėkime ilgesnę perspektyvą. Prisiminkite, ką aš jums ką tik tai parodžiau, kaip kito temperatūra. Aišku, yra skirtumas, ar temperatūra 0, ar yra plus 20. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite atidžiau, jūs pamatysite, kokios didelės yra variacijos. Ir jei kalbėsime apie elektros rinką, apie energetikos rinką, biokuro rinką, šita informacija yra praktiškai šita informacija būtina, kuriant šitą platformą, ir mes žinojome, kad šitą informaciją mums reikės įtraukti ir ją vertinti. Hidroenergija, ir pažiūrėkime, kas vyko šiais metais, kas vyks kitais metais. Jeigu jūs įvertinsite tai, pamatysite, kad tų variacijų yra daugiau. Prancūzijos, Vokietijos rinkos, galbūt Vokietijoje ta hidroenergijos rinka nėra labai didelė, bet ten tada pasižiūrėkime į Daniją, į Švediją, kurie turi didžiulį potencialą ir kurie yra tikrai dideli konkurentai. Kodėl tai yra svarbu? Jeigu aš, pavyzdžiui, paspausiu Hydrology ir atsiversiu istorinius duomenis, pamatysime, kad praėjusiais metais Prancūzijoje buvo didžiulis perviršis, dėl ko mažėjo kainos. Ir susidarė deficitas, kuris buvo išlygintas dėl iškritusių kritulių. Bet dar vienas faktas.
faktorius veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti. Tai yra tas, kad jie vertina labai trumpą laikotarpį. O šita sistema yra, ji keičiasi pernelyg dažnai. Ir jeigu jūs pradėsite, tarkim, grįžkime į jūsų regioną. Čia yra žemiausias taškas Lietuvoje. Kodėl? Todėl, kad pasikeitė oras lyginant nuo 80-ųjų metų, tarkim. Ir aš sakau, 1980 metai, nes iki to mes neturime duomenų arba nefiksavimo. Vėjas stiprėjo, vis stiprėjo kiekvienais metais. Mažėjo kritulių. Ir pavyzdžiui, štai kaip išaugo vėjo ir saulės jėgainių skaičius arba generacija Lietuvoje. Ir čia yra tas žemiausias taškas, kurį jūs turėtumėte, jeigu atimtumėte energiją, saulės ir vėjo sugeneruotą energiją. Ir jeigu toliau tęsime šitą kreivę, aišku, tam prireiktų labai daug laiko, kaip vėjas pučia Lietuvoje, tai reiškia, kad tas vėjas stiprės ir kitose vietovėse. Ir ta vėjo ir saulės jėgainių ekspansija, išsiplėtė visoje Europoje, ne tik tai Lietuvoje, tuo pačiu metu. Todėl variacijos, kurios jūs dabar turite, jas dar labiau stiprina tas pats viršgeneravimas ir kitose valstybėse iš vėjo. O kalbant iš vartojimo pusės, visi stengiasi žiūrėti į temperatūras, bet yra ir kitų veiksnių. Tai yra, aišku, galime kalbėti apie šildymą, apie vėsinimą, galbūt jums nėra taip aktualu Lietuvoje, bet tas atvėsinimo faktorius yra svarbus. Ir labai svarbu suderinti temperatūros ir vėjo sukūriamą efektą. Ir yra daugybė veiksnių, kuriuos reikia įvertinti ir reikia juos atsirinkti. Mes galime jums padėti tai padaryti. Tam ir esame čia. Ačiū, Hugo. Ačiū labai už jūsų išvalgas. Ir dabar atėjo laikas pereiti prie paskutinės mūsų renginio dalies, tai yra diskusijos. Priminsiu, kad turime Vaidotą Junutį, prekybos vadovą, Tomą Jorudą, Baltpool komercijos direktorių, Maris Kanitis, Adven Latvija verslo vadovas ir Hugo Pirchaun, Monto HQ įkūrėjas ir vadovas. Taigi, prieš 15 metų dujų kainos Lietuvoje buvo tiesiogiai susietos su Platts kainomis. Ir toks modelis galiojo daugelį Europos šalių. Šios rinkos vėliau atsiskyrė ir šiandien tai laikome svarbiu sektoriaus laimėjimu. Dabar matome, kad biomasė praktiškai buvo daromas spaudimas, kad biomasė sektų gamtinių dujų kainos, nes jos nebuvo susietos. Ir dabar matome, kad ta tendencija keičiasi. Biomasės kainos pradeda formuotis savarankiškai, bet jau joms turi įtaką kitos kuro rūšys, bet jau nebėra tokio spaudimo. Noriu paklausti, ar žvelgiant į šildymo sezoną, tikitės, kad ši atsiejimo tendencija išliks ir toliau, ar vėl vyks suartėjimas su kitomis kuro rinkomis, pavyzdžiui, dujų ir elektros? Hugo ir Maris, klausimas jums. Hugo, tikrai sunku atsakyti į klausimus, kai esi prisijungęs nuotoliu. Tai reikia susitarti, kas pradės pirmas. Manau, kad dėl to atsiejimo taip yra išmoktų pamokų tame laikotarpyje, kada dujų kainos buvo susietos su naftos kainomis. Ir tai buvo padaryta dėl patogumo.
daugiausiai. Aišku, buvo ir tokių konkurencinių dalykų, klausimų, bet iš tiesų tai buvo padaryta daugiausia dėl patogumo. Ir dėl to diskusijų didesnių nekilo prieš 15 metų. Niekas neklausė, ar jos bus atsietos. Ir kai kurie mane, kad jos turi būti atsietos, nes tai yra dirbtinas susiejimas. Ir jos tikrai buvo atsietos, tik tai gerokai vėliau nei mes manėme. Tai vyko, na ir kalbant apie biomasės rinką, biokurą, žiūrint į kai kuriuos duomenis, kuriais pasidomėjau prieš šį renginį, kyla klausimas, ar mes suprasime, ar suvoksime, kas daro įtaką biokuro kainoms. Ir vėlgi, kaip sakiau, nekalbėkime čia apie geopolitinius dalykus. Ir tikrai geopolitiniai pokyčiai sukelia didžiulius, drastiškus pokyčius. Prisiminkime vien karą Ukrainoje. Bet atmeskime tai. Ir statistiškai mes matysime, kad yra koreliacija. Galbūt. Bet tas susiejimas arba tas priklausomybė nėra tokia fiziška, kaip buvo anksčiau. Bet galbūt reikėtų išklausyti žmonių, kurie yra labiau kompetentingi šiais klausimais nuomonės. Aš sutinku, kad ta įtaka sumažėjo lyginant su ankstesniais laikotarpiais, bet biokuras yra vis dėlto atskira kuro rūšis, atskira sala. Ir taip, nėra atskira izoliuota sala ir mes jausime kitų kuro rūšių įtaką. O kalbant apie kitą sezoną, tai taip, biokuro kainos svyruos ir tai priklausys nuo paklausos, nuo oro sąlygų. Ir tą mes matėme ir sausio mėnesio prekybos rezultatuose, kurie yra netipiškai aukšti. Ir tą lėmė oro sąlygos. Tad aš galvočiau, kad oro sąlygos daug turės įtakos. O kas lemia šį pokytį ir kaip biomasė išlieka konkurencinga tarp kitų energijos šaltinių Baltijos regione? Tomai ir Vaidotai. Biomasė yra viena iš kuro rūšių ir ji visuomet konkuruos su kitomis rūšimis. Ir biokuras, galbūt jos stiprybė yra ta, kad tai yra atsinaujantis energijos šaltinis ir jis yra vietinis šaltinis. Ir dėl to, mano galva, jis visuomet išliks konkurencinga kaip rūšis. Sugriežtinus taisyklės ES, kokią riziką ir kokias galimybės matote biomasės rinkoje? Maris, mikrofoną prašom. Aš manau, kad tos reglamentavimas tikrai sugriežtės, tvarumo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentavimas, bet aš manau, kad tai yra teisinga kryptis. Kaip jau minėjau, mes turime didelį tą privalumą, kad turime savo biokurą, bet biokurą mes turime naudoti labai protingai ir tvariai. Ir aš manau, kad tai yra esminis dalykas. Jeigu sukursime sistemas, kurios leistų mums biokurą naudoti tvariai, tai tikrai neturėtų kilti problemų vykdant ES griežtesnius reikalavimus. Tomai, kokius struktūrinius skirtumus pastebite tarp Lietuvos, Latvijos ir Baltijos regiono, kai kalbame apie biomasės tiekimą, kainas ir rinkos brandą? Puikus klausimas. Sakyčiau, kad Baltijos rinka
yra efektyviausia rinka Europoje. Tai yra likvidžiausia rinka ir lankščiausia rinka. Aš tikrai esu nustebęs, kokie mes esame lankstus ir tiekimo, ir paklausos, ir pasiūlos, ir paklausos pusėse, ir kaip lankščiai mes prisitaikome prie naujos realybės. Taigi šiandieną sakyčiau, kad mūsų rinka yra sveika ir lanksti. Mari, ar jūs norėtumėte pasidalinti savo nuomonę šiuo klausimu? Gal galite pakartoti savo paskutinį klausimą? Ir klausimas buvo apie struktūrinius skirtumus tarp Lietuvos, Latvijos ir viso Baltijos regiono, kalbant apie biomasės tiekimą, kainas ir rinkos brandą. Jūs esate biokuro pirkėjas Latvijoje, kaip jūs vertinate tuos skirtumus? Man sunku pasakyti, nes mes nevykdome veiklos Lietuvoje, bet jeigu pažiūrėčiau, arba bent pažiūrėčiau į prekybos rezultatus ir aukciono rezultatus Baltpool platformoje, tikriausiai jūs pamatysite daug tokių bendrų dalykų. Bet aš jau šiandieną irgi sakiau, jei neklystu, jau mes pasitikime šiuo kuro rūšiumi, mes manome, kad tai atveria didžiulės galimybės, ypač dėl to, kad mes jį gauname vietoje ir tai atveria didžiulės galimybės ateičiai. Kokių praktinių veiksmų biomasės pirkėjai ir pardavėjai gali imtis dabar, kad geriau valdytų kainą ir riziką prieš 25 šildymo sezoną? Hugo. Norvegijoje sakoma, niekada nereikia mokyti karvės, kaip ją melžti. Tai reiškia, kad reikia įsiklausyti klausyti ekspertų. Tai reiškia, kad reikia nuolatos būti gerai informuotais ir žinoti, ko norite, ko siekite, kokios informacijos norite. Aš tikrai dabar nenoriu visų raginti prisijungti prie mūsų sukurtos platformos, bet pasižiūrėkite. Pasižiūrėkite į savo turimus informacijos šaltinius ir greičiausiai jūs nerasite jokio tinklalapio, kuris būtų tobulas ir pateiktų visą reikiamą informaciją apie biokurą. Bet galbūt jūs rasite kažkokius tai patarimus, jūs rasite informaciją, kaip galima tą visą informaciją apibendrinti, sudėti ir įvertinti. Pažvelkite į istorinius duomenis ir paklauskite savęs, ar tai, ką aš matau, yra tendencinga, ar tai yra kažkas, ko aš niekada nemačiau anksčiau. Aišku, kad bus kažkokių tai išsišokimų, jeigu galima taip pasakyti, tai, kas nėra tipiška. Bet kai mes darome prognozes ateičiai, mes visą laiką atsižvelgiame į istorinius duomenis, bet taip pat ir žiūrime į pačius žemiausius bei aukščiausius taškus. Paskaičiuokite juos, įvertinkite juos. Ir gali būti taip, kad kai kurios įmonės laimės tik tai todėl, kad atsižvelgia ir galimybė, kad gali įvykti netikėti dalykai. O paskutinį klausimą aš norėčiau skirti visiems diskusijos dalyviams. Kad išgirstumėm nuomonę iš visų pusių. Taigi, kokie rodikliai turėtų būti svarbiausi biomasės rinkos dalyviam planuojant savo prekybos ir tiekimo strategiją, atsižvelgiant į orų ir rinkos nepastovumą ir to nepastovumo didėjimą? Pradėkim nuo Mario. Taip, aš manau, kad Hugo jau paminėjo
duomenys yra labai svarbus. Sprendimai yra priimami remiantis duomenimis. Dabar yra daug labai prognozavimo įrankių. Ir daug yra patarimų apie tai, ką reikėtų atsižvelgti, darant savo prognozes. Tiekimo šaltinių diversifikavimas ir įvairovė, tai irgi vienas iš faktorių, kuriuos reikia atsižvelgti. Ko? Aš būčiau atsargus, jeigu reikėtų įvardinti vieną ar du dalykus. Galbūt šiandien reikėtų tiesiog atlikti tą senai gerai pažįstamą streso testą. Kaip jūsų tas verslas reaguotų į tos netikėtumus? Kaip greitai reaguotų? Kaip greitai reaguotų, tarkim, jeigu Rusija, pavyzdžiui, kažkada tai nutrauktų dujų tiekimą ar panašiai, galbūt to neįvyks, bet jeigu taip, tai iš tikrųjų turės įtakos dujų kainai. Taip, tai sakyčiau, jeigu dirbčiau šitoje rinkoje, aš atlikčiau tą streso testą, pažiūrėti, kaip aš reaguočiau į vieną ar kitą dalyką, netikėtumą. Vaidotas, kaip jūs manote iš Baltpool perspektyvos? Nelengva atsakyti į šį klausimą, net mūsų klausosi žmonės ir nebūtų ir kiek suprantu iš Hugo, iš Marijo ir kiek prisimenu iš savo patirties, kai dirbau brokeriu, tai istoriniai rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Ir man svarbiausia būtų nusiraminti. Tai yra ramiai žiūrėti į situaciją rinkoje. Įsivaizduoti, kad mes turime ilgas atostogas ir rinka nėra svyruojanti. Manau, diversifikacija yra vienas iš esminių dalykų ir kitas dalykas tai yra įvertinti, kiekvieną dieną mes jaučiame poveikį rinkai ir tas poveikį galbūt mes ne visuomet sugebame įvertinti ar suprasti. Prasidės karas tarp Indijos ir Pakistano, tarkim, kaip pavyzdys, jeigu kiti dalykai, oro sąlygos, situacija rinkoje, dar kas nors ir iš tikrųjų negalima apdrausti savo kontraktų biokūro rinkoje. Taigi geriausias atsakymas yra diversifikavimas. Tomai? Taip, ekspertai visą laiką kalba, vertina praeitį, ne apie ateitį. O kai kalbame apie ateitį, tai visiškai visi spekuliuoja. Bet man labai patiko, kaip Hugo pateikė duomenis. Kai matai tašką, kuriame esi ir matai istorinius sviravimus. Ir kai jūs priimate informuotą sprendimą, jūs juo pasitikite labiau, jūs netiek stresuojate. Ir jau tada nesvarbu, kokį sprendimą priimate, bet diversifikavimas turi būti vien tam, dėl viso pikto, vien tam, kad, tarkim, jeigu kas nepavyktų, kad turėtumėte atsarginį variantą. Tai dėkui, šiandieną tiek esame paruošę jūsų dėmesiui. Dėkoju visiems, kurie prisijungė prie šio renginio nuotoliu. Ačiū Maris, ačiū Hugo už jų prisijungimą ir už jų įžvalgas. Ir tikimės, kad šios dienos diskusijoje jūs išgirdote įdomių dalykų apie
ateinantį sezoną ir susitiksime Baltpool.